Sveiki gyvi. Čia jau antra diena Vilniuje. Žinėjos įleidęs. Vakar kaip sudarysiu dar YouTube kanale visą savo kelionę, visus tos įrašiukus sumontuosiu. Dabar vėl rašau, kalbu. Aš esu antrą dieną Vilniuje ir noriu papasakoti apie savo kelionę. Buvo, aišku, ten tų interviu XFM, buvo radio su interviu su Rekordo akademija. Dabar noriu šiek tiek pasidalinti kažką, tai daug tų žodžių, buvo daug minčių, kaip man sekėsi, kiek ko buvo. Žodžiu, nu kągi, šeštadienį, 8 ryte, buvau Klaipėdoj į Kužiedę, išsižiūrė draugai. Ir sudaręs buvo su kelių policijos ekipažas, kuris mane išjudėjo ten iki pat Kiškėnų. Taip buvo šioks toks įspūdis, kai jie pirmi, sako, lydėsi, mes būsime pirmi, jūs važiuokite. Kokiu greičiu jūs važiuojate, sakau, 25. Ok, žodžiu, jie įvažiavom į Kužiedą, jie užblokavo iš vienos pusės eismą, jungia, kad wow! Ir, žodžiu, aš taip pravažiavau, paskui jie užblokavo nuo Klaipėdos visą eismą. Aš vėl pravažiavau, garbės palydą. Paskui važiavome iki Kiškėno ir jie jau su manim atsisveikino ir aš toliau važiuoju. Na ką, kelionė ten, aišku, ten nedaug pafilmavau, bet irgi prasidėjo problema. Už Žemaičio Naumiesčio kažkoks miestelis, vaistinė, šeštadienis, registracijos parašą paėmiau ir tą lapą įsikišau į kišenę. Ir vėliau biškį važiuoju kolonėliai, žiūriu, nebėra to popieriaus, nieko pas mus nebėra. Aš stresas, skambinu Rekordo akademijai, sako, be problemų, pasimk naujo iš pašto, atsispausdink kolonėlį, paklausiu. Jie turi printerį, atsispausdinau naujai lapus ir tęsk kelionę. Ir tiesiog, nes vis tiek yra liudijimai, kad aš ten Strava programą, kada mano taškas, kur aš važiuoju. Tai va, ir toliau važiavau. Tai, aišku, ten visą gaila tik, kad labai reikia tipo greitai pravažiuoti, kaip mano greičiau. Ir norėtų ten kiekvienam momentui tiesiog vis sustoti, pasivažinėti, atsipalaidavus, kaip seniau važiuodavau praeitais metais, kad sustoji ten, prie tilto, super, o dabar tiesiog važiuoju ir ten. Ir tas važiavimas, toksai, jisai krūvį tokį darė, nes kaip ir tiems Rekordo akademijai minėjau, kad komforto zona man yra 50 km per valandą ir, ne, 50 km į dieną nuvažiuoti. Ir, ir tai yra komforto zona. O jau jeigu iki 100, tai jau aš jau konkrečiai išėjau iš komforto zonos. Bet jeigu aš per dieną nuvažiuočiau kaip tą kartą 180, tai reiškia, aš jau kainą moku. Skauda gelia ranka, ta dešinioji skauda, šikna pritryniau. Skauda, nežinau, visokiom padėtim ten. Vis skauda kojas, skauda stuburas, nu, o, kaina. Bet vis tiek važiuoju į šitą, kur Nemunas teka, kaip tas miestelis, užkrito. Nu, žodžiu, ten važiuoju, ten prieš netoli Jurbarką. Vis tiek kaifas, toksai fantastika, tiltas, Nemunas, nėra lygių. Nors tu važiuoji su didžiausiais tokiais skausmais, bet tu vis tiek tas kaifas yra aukščiau visko. Galbūt ir gerai ta kaina, kažką tai moki kainą, kad mėgaujasi, kad vis tiek už tą moki ir to mėgamuisi tas vertė tau didesnė. Tai va, žodžiu, paskui atvažiavau pas dėdę, paskui puikiai mes pažadėm laiką, pavalgėm, pailsėjom. Nu ką, aišku, prasidėjo Eurovizija, šeštadienį vakaras. Aišku, ten jos nežiūrėjau, ėjau tipo miegoti.
Anksti vėl atsikėliau, o automatiškai gaunasi, kad aš miegau tik 6 valandas, antrą naktis išeilėjęs. Nu ir kągi, aš aišku ten atsikėliau anksti, bet grybavau ten iš ryto, kažkur ten, atitečki, kažkoks nerealus grybavimas. Tai ir išvažiavau ten kažkur tai vos ne, pusė 10 kažkur tai. Išvažiavau ir kai 10 km pavažiavus, 20 km pavažiavus, varsas, kur pedalų švaistyklis, kur guoliai visi pedalų švaistyklio, ten aš nusisuko tokia veržlė, didžiulė tokia stora veržlė. Tai jinai nusisuko ir ją galim prisukti su specialiu tokiu raktu, su tokiu specialiu plačiu, vos 5 cm pločiu. Aš į Facebooką įdėjau nuotrauką. Atsisuko ir pedalas kliba. Ir, žodžiu, pasiskambinau, dėdė, atvažiavusi visą tą, turi tą raktą, viską, tą anglį, viską okei, ir tiesiog bandau užsukti. Ir jisai taip sunkiai sukosi, žodžiu, su jėga ir sustoja. Pasirodo, varžtą, skersą varžtą, ten smulkius sėrėgis, skersą varžtą pasuko ir bandė ne tos proveržos važiuoti. O paskui išsukus ir tą varžtą reikėjo išlyginti, buvo reikalų. Aš įsivaizduoju, šakės, viskas man kelioniai pasibaigė. Jeigu jisai nebegalėsiu tą veržę, jau tokios mintis, gerai, tiek to, su klibančiu, su tabložiu pedalu, gal kaip nors atvažiuosiu dar, ką žinau, nežinau, galų galiu, vis tiek prisukote į teisingas rolės, okei. Ir toliau atrodo viskas sėkmingai, ir toliau važiavau vėl, puikiai viskas gerai, kad dar atsiminti. Na va, dabar net nesupratau, kaip aš taip realiai, gana normaliai pasiekiau Trakų su vakarop, aš galvoju, galbūt būsiu Trakuose kokią 12 ar ten, nežinau, atvykau vos ne 9 ten, žodžiu, davė man pirmam aukšte už 13 eurų visą aukštą. Sporto centras ir Klaimo, ten sargas Trakų bosnė, prie pat Trakų pilies, toksai visas kompleksas sporto. Ir ten man davė visą aukštą, visą kambarių, lovų ir dušų, viskas mano, ir dvirčių, ir elektrozetė, viskas. Žodžiu, išnakvojau ir kitą dieną vėl, kaip nesuprantu, ko anksčiau reikėjo laiko 1,5 valandos atsikėliau. Ir važiuoju aš po biškį, nes reikia važiuoti tenais, į Tarkubokę, ten lauks pusė 11 policija, aš jau 10 km važiuoju. Nepagalvoju, kad bus čia pat, išvažiavau iš Trakų, ten kažką, pravažiavau kažkokį tą Aliną, ar kas ten kažkoks didžiulis pastatas, kur ten kažką ten serialą filmavo. Ir žiūriu toj sankryžoj, kur remontai. Ir realiai ten, aš jau toj sankryžoj 9 valandą, o turiu susitikti su kelių policija pusė 11. Tai man dar pusantros valandos man gaunu skambutį iš Vilniaus kelių policijos vadovių, sako, mes kaip sutarėm, ten ir ten mes būsime pusė 11. O aš jau sakau, čia esu, sakau, gerai, palauksim. Pusantros valandos ten toj sankryžoje, kur, iš šonės, tą šunelį ten stovėjau ir laukiau. Išlaukiam policijos. Ir tada, kai atsimenu, šiandien dar buvau radijo XFM, klausė, kokie tu prieš galą įspūdžiai. Man tai vėl toks kaip ir, galbūt daugumai žmonių toks pats iššokas ar įspūdis, kad kelių policijos toks ekipažas iš galo važiuoja ir jeigu reikia įjungia tą už manęs už nugaros tą ir tai, kad visas mašinas sustotų, kad nevažytų. Ir tarkim, jeigu yra viena juosta, ten kažkur tai, nežinau, ten ar tas savanorių procė, ar kažkur tai, kur viena tik juosta, tai žiūriu, visas rautas mašinų iš galo sustabdytas, o priešais mane, kur aš jau važiuoju, tuščia. Užblokuota policija laiko visą tą srautą ir dvirtingsmens važiuoja viršūnė. Tai žodžiu, kągi, paskui ten, kur jau 2 juostos, tai jau tada jau mašinos aplinkui važinėja. Paskui, jeigu, tarkim, iš dešinės kokį nors į šalitinį juostą nori įvažiuoti, vėl tokį garsą įjungia,
apsaugus žurotas, dvirtininką praleidžiam, okei. Žodžiu, paskui pro visą Gedimino prospektą toks pravažiuoju, kaip koks prezidentas. Nu ką, paprastam žmogui tai vis tiek kažkoks įspūdis. Nebūna taip, kad policijos ekipažas dėtų iki pat arkikatedros. Iki vietos atlydėjom, padėkojau, atsisveikinom. Nu ir sutikau Rekordų akademiją. Ir su jais dar kaip interviu bendravom. Ir jie atėjo, davė man apdovanojimą ir sako, bet jau rekordas užfiksuotas. Mes matėm, sekėm, aš jiems dar tą raštus padaviau, tuos, kur važiavau pakeliu ir visur fiksavau, registravau parašus, tos degalinių visokių, ten ar vaistinį, visus tą lapą. Vat, ir jau tą rekordą įvykdžiau. Nu ką, paskui važiavome, sutarta buvo su XFM radio, čia tam Bernardinų sudelėje mes kažkur įsiteisim ir pasikalbėjom, pabendravom su jais, su Rimu Kisieliumi, kaip toks trumpas interviu, kaip čia, kas čia, kodėl čia. Ir kokią pusę valandos, tą pirmą, toks net kažką ir trumpas. Tai paskui aš tiesiog, paskui pavalgiam ir aš 3 paros po 6 valandos ir aš tiesiog viskas miegu. Aš čia pat ant žodžios, bėlė kur parkristi po snaus. Ir tada galvoju, nu ką, galiu tik pas Rimą nuvažiuoti, pasiskambinom su Rimu, yra Rimantė namuose, valio, aš galiu atvažiuoti ir snaus, viskas, atvažiavau, snaudžiau iš karto valandą, nežinau kiek. Ta diena, principė, ir pavakarojau, pabuvau, viskas baigėsi. Na va, dabar aš, šiandien aš buvau XFM radijoje ir nuo 9 ir ten buvo toksai trumpas interviu, tiesioginė eterija radijoje. Man patiko tokia atmosfera, tie darbuotojai, ar ten savanoriai, ar ten viešą atlyginimą gaunasi, bet tokia šilta atmosfera. Ten aišku, pilna tų radio įrankių, tų dėžių, ten tokie sprintuvai, visokie tokie, čia viskas aišku. Va, dabar atsileidęs važinėjai. Nu ką, būsiu čia, džiaugsius, mėgausius. Kaip lygtais kažkada kalbėjau su Rekordų akademija, kad man tai yra kelionė, man tai yra šventė ir toj šventėje aš lydausi iš džiaugsmo. Paskui už tai sumoku kainą. Paskui kalbėjau apie tai, kad būtų negerai daryti kokį tai rekordą, o paskui nebegalėti iš viso kokį pusę metų ant dviračių sėsti. Tai čia nėra taip, aš kažkaip normaliai važiuoju dabar. Tai jo. Iki.